Lemiamam mūšiui su Lietuvos didžiąja kunigaikštystė ir Lenkijos karalystė kryžiuočiai sutelkė galingą kariuomenę. Užkariautose Prūsų žemėse gausius karių pulkus surinko Marienburgo, Elbingo, Kulmo, Balgos, Ragainės, Braunsbergo miestai ir žemės. Iš visos vakarų Europos į Marienburgą susirinko daugiau nei 4000 karių. Ordino istorikas Johanas Foiktas rašė, kad tarp kilmingų riterių buvo net 3 karaliai, 23 kunigaikščiai, 21 margrafas ir 58 grafai. Visą ordino kariuomenę sudarė 51 pulkas. Juos tais laikais vadino vėliavomis. Kryžiuočių kariuomenė galėjo būti nuo 15 iki 21 tūkstančių puikiai ginkluotų ir gerai karo meną išmanančių vyrų. Į ordino žemes Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas ir Lenkijos karalius Jogaila atsivedė nuo 21 iki 29 tūkstančių karių. Vytautas Žalgirio mūšių lauke vadovavo 41 pulkui. Po 10 vėliavų su Gediminaičių stulpais stovėjo lietuviškų Trakų, Vilniaus ir Kauno žemių kariai. Gardino, Naugarduko, Vitebsko bei kitų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemių raudoname vėliavų fone švietė baltas vytis. Vytauto kariuomenės gretose buvo apie 2000 totorių. Iš viso Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenėje galėjo kautis iki 11 000 karių. Lenkijos kariuomenė sudarė 50 vėliavų, o jos gretose kariavo apie 18 000 karių. Formaliai sąjungininkų kariuomeniai vadovavo karalius Jogaila, tačiau mūšio lauke Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Lenkijos kariuomenę valdė Vytautas.